aš ieškojau pagalbos ir ją čia radau. Tai yra kaip investicija. Mes pirmoji ir viena didžiausių mentorystės programų lietuviams visame pasaulyje. Per 15 metų tūkstančiai žmonių LT Big Brother dėka rado savo mentorius, kurie jiems padeda augti ir tobulėti. Mes esam socialios būtybės, gyvenam sociume ir mes vieni be kitų negalim. Kaip mes norėtume būti individualistais ir kaip mūsų visas pasaulis bando įterpti tą individualizmo kažkokią terpę, bet visgi mums reikia žmonių. Dėl savo dalyvavimo čia turiu nuostabią galimybę susipažinti su žmonėmis, su kuriais tikrai nesuskirstų mano gyvenimo keliai. Ir tai yra kaip investicija. Ir kažkurio momentu tau norisi padaryti išvesticiją, angliškai investment, outvestment. Tai atneša didelę naudą, nes tu kartais pats vienas arba su žmonėm, kurie tave pažįsta, ar artimaisiais, ar draugais, tu negali iš tikrųjų pamatyti to teisingo kelio ar sprendimo. Mentorės dėka gavau tokių galimybių, apie kurias tik slaptai svajodavau. Iš tikrųjų, mentorystė tai yra lyg naujas žvilgsnis į tavo gyvenimą, į tavo karjerą. O kodėlgi neužsiregistravus į šią programą, pabendravus su tais žmonėmis, kurie jau dabar, šiandien yra ten, kur noriu būti aš. Pirmasis mentorius, kurį turėjau, tai buvo žmogus, kuris padėjo man apsispręsti, ką veikti po bakalauro studijų. Antrasis mentorius parodė galbūt ir papasakojo, kaip viskas atrodo Azijoje, kaip ta kultūra veikia, karjerą kokią galima tenais darytis. Ir trečiasis žmogus papasakojo apie Ameriką. Tai aš jaučiausi lyg su LT Big Brother pakeliavau po visą pasaulį. Nerijus man tikrai yra vienas įdomiausių sutiktų jaunų žmonių mano gyvenime. Tai NATO filmas ne vienintelis projektas, kurį mes kartu su Nerijum jau padarėm ir dirbam toliau iš tiesų. Ir man atrodo, mes vienas kitam esam atradimas. Mūsų mentoriai – aukščiausio lygio profesionalai iš įvairių sričių dirbantis visame pasaulyje. Nuo Vilniaus iki Londono, nuo Kopenhagos iki Briuselio, nuo New Yorko iki Dubajaus. Tai ambasadoriai, mokslininkai, kultūros atstovai, teisės, IT, finansų ekspertai, verslininkai, žmonės dirbantis tokiose įmonėse kaip Google, Meta, Tesla, Vinted, Formula 1. Tai buvo pats geriausias sprendimas gyvenime.